Ja, aš mėgstu pakalbėti su bomžais ir aš pasakysiu, kodėl, nes jie nėra durni žmonės, žinai, tipo, jie protingi ir jie pastovi patarimus dalina, žinai, gyvenimo moko. Aš iš Kauno esu, pas mane Kaune pasigavo vieną kartą bomžas, jis pasėmė mane už kaklo, susguldė kaktą į kaktą, žiūri matiesi akis ir patarimą tiesiog davė, žinai, tokį tiesiog žiūri ir... Nesakau, kad geras patarimas buvo, bet iš dūšios ėjo. Aš jau praeitą savaitę buvau Vilniuje ir prie manęs, aš kažkoks bomžų magnetas esu, nežinau, prie manęs lenkiškas bomžas prisikniso, jis lenkiškai kalbėjo. Aš tiesiog einu Gedimino prospektą, žinai, einu šaligatviu ir girdžiu kažkas iš tolo, kur aš kaip... Aš sustingau, aš įsigandau, galvoju, kur, kas čia paslapčių kambarį atidarinėjo. Harry Potterį per garsiai žiūrim, plastoninas vaikšto. Aš dairau, žiūriu, o jisai man mojuoja, blėt. Jis prieina ir užsivedęs, kad jisai šneka, blemba, kad tik aš suprasčiau, ką jisai kalba. Jis prieina ir kalba užsivedęs, aš klausau ir žiūriu, tarsi kažkas sąsinį paėmęs lapus glamžo tiesiog. Žinai, aš nepasimečiau, už kuprinės irgi sąsinį išsitraukiu, priklopiau irgi glamžo, žiūri jam į akis. Galvoju, komunikuojam, kur... Glamžai susistingsta, sako, tu kur, debilas, nafku, ir nuėjo tiesiog. Ką aš išglamžiau, ten man įdomu. Aš, pavyzdžiui, aš ant tiek daug filmų žiūriu, kad man nebeįdomu tos pačius žiūrėti per tą patį. Aš jeigu žiūriu vėl tą patį filmą, aš suvalkietiškai turiu susigarsinti, kad įdomiau būtų tiesiog. Aš, pavyzdžiui, pasirinkau kokį Forestą Gumpą, žinai, ir tiesiog gyvenimas, kai šokoladų dėžutį. Jūs norit, ką ištrauksi? Mano pana Titanika žoskai mėgsta, žinai, jinai pasijungia, jinai verkia, aš sėdžiu, aš žvengiu. Visų mane galvoju, kiti dialogai vyksta. Kur, pavyzdžiui, ten Rauzė guri išsidrėbęs ant sofos, tipo, o, Džekai. Nutapyk mane, kai savo prancūzų mergiutės. Mano papas iškrito. Geriausia dalis, kai jie rėkia, kai lietkalnį įsipisa, žinai. Och, tu kurva, lietkalnis netoli! Gelbėkit vaikus! Jo, ir per kalėdas šeima nemėgsta su manim Harry Potterį žiūrėti. Voldemortas nebe toks baisus, blėt. Jo, pavyzdžiui, kur yra ta paskutinė dalis, ar ne, kur Haris turi ateiti į mišką, Haris tik įžengia koją į mišką, Voldemortas pasitaiso, blėt, apsiaustą, ištiesia lasdelę ir tiesiog berniuks, katras nenumirė. Atėjau pakratyti kanūpas. Aš Vilniaus čia mama, aš tašas!